Sveiki visi, šiandien šeštadienis ir pradėjom darbus. Aš surudinėjau striukę, nes mano striukę užrakino darbe. Kaip gražiai surimavau, sniego sočiai per marias, dar prisnigo. Sniego angelus reikia daryti. Nelabai aš to automobiliu ir noriu plauti, nes paskui viskas užšąla. Nežinau. Bet kilimėlis viduje reikėtų išsiplauti iš tikrųjų. Pasižiūrau aš greitai. Reikėtų. Kilimėliai gal dzin, reikia va čia va visur su šlapiu pereiti. Važiuosiu į Maksimą. Gerai. Užkuriam. Sunkiai yra. Kiek dabar? 11 valanda ir minus 11. Ir už lango sniegas. Tiesioginė to žodžio prasme. Kaip ir visada pasitinka etatinės klaidos, šita ir šita. O mygtuką jau nežinau, kiek čia reikia spausti. Palyginus mažai, gal 3 kartus paspaudžiau. O man šalta ir varau į Maksimą. Jop tararai. Bėda palik žieminį striukę. Bėda. Ir tarp kitko, laidų tai čia pas mane belenkiek ir visi sugedę. Tai reikia nusipirkti iPhone'ui, su kuriuo žiūrau YouTube, TikTok ir visokias kitokias nesąmonės. Savo pagrindiniam telefonai šitam va, Androidui, irgi pakrovėja nesugedęs. Tai Maksimui yra reikalų. Vakar išbandžiau naują gėrimą Lidle. Milk drink, šiaip nesu išrankus, bet, toks nežinau, geriau jogurtas. Ir kol važiuoju, paspauskite patinka mygtuką, paprenumeruokite kanalą, ačiū, nes tikslas yra 1000 sekėjų. Nežinau, per kiek laiko surinksiu, bet tikiuosi surinksiu. Esu gavęs komplimentą, labai mandagus, labai švari mašina, ačiū. Galėtų dažniau žmonės komplimentus palikinėti iš tikrųjų. Dabar sniego prisivariau, bet yra kaip yra. Keičiau šitus visus gale, jungtis, nes kai žmogus užsisekdavo, visą laiką pipsėdavo man. Būdavo toks pim, toks jausmas, kaip priekį sėdė ir neužsisegė. Tai visus keičiau jungtis, nes buvo jau nusidėvėję ir už viską sumokėjau 200 eurų. Nežinau, dar kažką turėjau daryti, kad tokia suma, bet jo, 200 eurų. Pamatysiu tik pirmadienį, ką jie darė. Lazeris pajungtas, ten viskas juda, tik be akumuliatoriaus uždėjau akumuliatorių irgi krauti, kad vakare būtų linksmiau. Nes greitai išsikraunu, nes akumuliatorius jau krautas, iškrautas. Dabar pasidarysiu aš truputėlį kitaip. Nuo priekio nusivesiu į galą laidą perikurkės ar prikurkės, kaip jį ten vadinasi, ir jungsiu gale švyselės visokias. Ir po kojom keleiviam jungsiu. Žodžiu, padarysiu mini diskoteką, kad linksmiau būtų. Tada nereikės man dėti akumuliatorius. Tik reikės prasivedžioti viską. Turėčiau šią savaitę gaudinau laidą pagrindinį, iš kurį noriu vestis. O kada daugiau lempų gausiu mašinai, tai bus matyti. Užsisakinėjau iš Temu. Viską parodysiu. Gal kas nors kitas irgi pasidarys. Šitas. Ir... Lygtais viską susirinkau. Reikės iš AliExpress užsisakyti. Brangus malonumas darosi, kas kart keist. To, ko reikia. Radau. Tai veikia, gerai, šitas telefonas mano atsarginis pasikraus. Čia vis dar sąvartynas. Jungiam kitą laidą ir valysim saloną. O čia krūvas laidų, kuriuos reikia jau išmest. Nusipirkau šitą laidą. Šitas laidas krauna lėtai arba pas mane jau su jungikliais kažkas blogai. Rašo 24 valandas kraus. Ir akylesni žiūrovai galėjo pastebėti, kad turiu jogurto. Taip,
Dabar išbandysim kito skonį. Negalėjau susilaikyti, negalėjau. Kol apsitvarkiau, šiek tiek dingo mano draugas klaida. Stoviu, medžius matau ir ką tai reiškia? Reiškia, kad nuobodžiauju. 5 užsakymai per 2 valandas, nieko gero. Dar aišku nevažiuosiu namo, dar luktelsiu, bet vakare bus aišku geriau. Faktas, kad geriau. Tiesiog reikia išlaukti vakaro. Kaip ten sakoma, jeigu perkam, tai perkam ir perkam daug, kad įeiti į minusą. Šiandien dar tiek neuždirbau, bet nusipirkau Vero Cafe. Jo, pakrovėjai, jogurtukas, kavytė, poniškai tie baltvairuotojai gyvena, ką? Geras minusas tuoj bus. Ir matau, teko gražiai danešt. Va, kokia saulytė. Čyz! Šypsokimės visi. 3 valanda. 3 valanda ir birbinu namo pailsėt, pakimarint. Ir antras išvažiavimas kaip visą laiką laukia. Klausimas tik kada, bet jisai tikrai bus. Nu ką, antram išvažiavimai rašo full. Atjungiam ir varom dėti į automobilį. Pliusas, minusas ir žiba. Žiba. Gražiai atrodo. Vietoj limuzino čia pas mane. Nu va, šiek tiek efektų. Kaip ir sakiau, bus įdomiau, nes dėsiu ir po kojam visokių LED juostelių, ir padarysiu gražiai, kad čia pagal muziką šoktų. O dabar yra beveik 6 ir varau dirbt. Viskas baigėsi, pietų miegelis. Pamiršau filmuot, nieko gero neįvyko, dabar yra 7:30. Apsimelavau, pasi 9, dirbam toliau ir žiūrėsim kaip seksis. Bet pagal kas nieko nevyko, užsakymų šiek tiek yra, daugiau negu prieš tai jau pliusas. Kaip mano kaime, tai yra pliusas. Aš čia rašau iš 2 telefonų, tai gali kokybė būti kaip visą laiką, vienokia, kitokia. Dabar jau yra 10:30 ir galiu šviesą jungti. Ir uždirbau 100 eurų. Jau dabar yra sukapsėjai 100 eurų. Nėra blogai. Į vakarą žmonės pajudėjo. Taip, nusipirkau surelį. Šitą skanų, tradicinį ir energetinio. Galvoju, pabandysiu dar šiek tiek patempti, nes užsakymų yra. O dabar yra 11 valanda. Tai iki 12 tikrai datėmisiu, o toliau žiūrėsiu pagal nuotaiką. Juokas juokais. Energetinį išgėriau, o prieš tai buvo užsakymų ir dabar tie užsakymai dingo. Sakau, oi važinėsiu. Oi kaip važinėjau, siaubas, net ratai svyla. Labai greit važinėjau, oi kiek užsakymų. Jop tararai. Nespėju, prakaituoju. Vienas gal užsakymas buvo, o dabar yra pasi 12. Beveik. Vienas užsakymas, tada kaip pirkau. Man atrodo, apie 11 ir pirkau. Oi, kaip vargstu. Oi. Nieko. Dar ir porą valandų pavargsiu ir varysiu namo. Važiuoju. Pusė dabar beveik 1. Be 20. Ir nieks nejuda nei į naktinius klubus, niekur. Kažkaip šis šeštadienis liūdnokas. Žmonės nesuinteresuoti pajudėt. Bent jau pas mane mažinai pajudėtų. Diskoteką padaryčiau. Bet yra kaip yra, kaip sakoma. Gerai. Dar pažiūrėsiu, pabūsiu šiek tiek ir žiūrėsiu, ką čia daryti. Aš čia tik toką žiūriu, pas kažkokį vieną lietuvį atvarė
stirną ir maitina. Ir rodo istoriją, ką daro su jie ir visą kitą maisto atneša. Kaip naminis gyvūnas. Įdomiai atrodo. Kas nori susirasti, Krenki LTU. Ir apžvelkime, kas įdomiausia. Šiandien yra šeštadienis. Mano pajamos dėja, bet yra mažos. Palyginus pagal vasarą. Pradirbau 9 valandas ir 34 minutės. Iki 1 valandos ir 13 minučių uždirbau 8 eurus. Ir per šeštadienį 120 eurų. Net skaičius nieko, perspėju. Išeina apie grubiai 12 eurų valanda, tai kaip pas mane kaime, tai dar visai pasivelnio. Nėra daug, bet užtenka. Ir čia yra viskas net skaičius mokesčių, kaip ir visą laiką sakau. Tokia maža statistika. Tai kas be ko, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad sekate, ačiū, kas paspaudžiate patinka mygtuką ir iki sekančio karto. Iki.